Sveiki, su jumis kursas sveikata. Ir šiandien, šios dienos tinklalaidėje, mes bendraujam su gerbiama Natalija Istomina, profesorė, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorė ir taip pat Mykolo Riomerio universiteto profesorė. Apie kągi mes šiandien šnekėsim? Mes visi žinom, kad mūsų sveikata mums yra brangi, labai svarbi ir mes visuomet sakom, kad sveikata reikia rūpintis. Bet ar mes iš tikrųjų tą sveikatą suprantam kaip vertybę? Ar tai yra mum socialinė vertybė, ekonominė vertybė, socioekonominė vertybė? Kiek jinai mums iš tikrųjų yra svarbi ir kas yra labai ypatingai reikšmingas dalykas? Ar mes tikrai rūpinamas ją tiek, galvojam apie ją tiek, kad jinai būtų tikra vertybė? Ne popierinė, ne stalčiuje, bet realiam gyvenime. Pasikalbam. Labai malonu matyti. Ir man. Klausimas, kurį aš jau įgarsinau, labai toksai, atrodo labai fundamentalus, globalus, bet iš tikrųjų labai praktiškas. Mes jau virš 30 metų esame nepriklausomi. Programų, strategijų, tikslų, uždavinių ir aibės dalykų sveikatos sistemoje, kalbant apie sveikatą kaip vertybę ir jos išsaugojimą, ir jos puoselėjimą, profilaktiką, prevenciją ir aibę kitų dalykų turim. Bet ar iš tikrųjų, iš jūsų patirties ir iš ilgamečio darbo, ar iš tiesų mes tą vertybę realiai puoselėjam kaip vertybę? Tai aišku, čia galima įvairiais lygiais pasižiūrėti, ar ne, kaip tas mikro, makro ir mega lygių. Tai jeigu globaliam kontekste, tai sveikata tapo didžiausia vertybė 1948 metais, kai buvo įkurta Pasaulio sveikatos organizacija ir kai buvo pasiūlytas sveikatos apibrėžimas, kuris ir dabar yra pagrindas visos teisinės sistemos tiek ES, tiek pasaulinių kitų šalių dokumentų, tiek ir Lietuvos. Tai yra, kad sveikata, gal pakartosiu tai, kas daug kas ir taip žino, tačiau priminimas visada gerai. Sveikata tai yra visapusiška, dvasinė arba psichologinė, socialinė ir fizinė gerovė, o ne tik ligų ir negalavimų nebuvimas. Ir tai reiškia, kad nėra tos tokios, sakykime, labai aiškios ribos tarp ligos ir sveikatos, nes tai, kad nėra sveikatos, nebūtinai yra liga. Čia taip filosofiškai, kaip ir minėjau, globaliai. Grįžtant prie vertybę ir atsakomybę, taigi turim daug įvairių dokumentų. Ir Otavos chartija, Almatos, nevardinsiu tikrai čia visų, kur aiškiai yra apibrėžta. Sveikata tai yra vertybė. Tai yra gerai. Gerai, kad turim strateginius dokumentus. Tikrai sveikata 20 amžiuje, toks 19 amžiaus pabaigoje tapo labai svarbių dokumentų, nes į viršų, vėl, nebereikalo pasakiau, kad ta riba tarp ligos ir sveikatos jinai nėra matoma. Tačiau rūpintis sveikatą žymiai svarbiau nei vėliau gydyti ligas, kaip dar Vilhelmas Torostas sakė, ar ne, Vidunas, kuris buvo vienas iš pavyzdžių, sakykime, pasauliui ir Lietuvai, kur jau buvo sirgo tuberkuliozė, tačiau išgyveno labai daug metų vien tik tai besirūpindamas savo sveikatą. Bet grįžtant prie šių dienų aktualijų, tai yra paradoksas. Paradoksas yra toks, kad sveikata yra vertybė ir jeigu pasižiūrėti iš sveikatos politikos formavimo perspektyvos, yra praktiškai, kaip ir dvi institucijos. Viena institucija, tai yra vyriausybė, valstybė, kuri rūpinasi žmogaus sveikatą, tai yra visa teisėkūra, teisės aktų taikymas, tai yra sąlygų sukūrimas, vėl ta 10% tai yra sveikatos priežiūros sistemos būtent stabilumas, prieinamumas, paslaugų kokybė. Taip. Ir kita institucija, tai yra pats asmuo. Pats žmogus, kuris turi atsakomybę už savo sveikatą, kuris taip pat turi rūpinti savo sveikatą nuo gimimo ir viso gyvenimo, sakykime, trukmėje. Turi rūpintis ir tos dvi atsakomybės yra labai svarbios, kalbant apie sveikatą. Ir kaip jums sekasi sugyventi? Tai čia ir yra tas paradoksas. Tai tada atsiranda dar viena sąvoka – sveikatos raštingumas. Tai, Bet čia, ko gero, mes kalbame apie labiau pacientą ar apie būdų? Žinokit, sveikatos raštingumas būdingas turbūt ir specialistui,
ir pačiai, sakykime, valstybei, nes kartais ir kai kurie politikų sprendimai ne visai būna sveikatos prasme raštingi. Ir galima ir tokius dalykus stebėti, nes dar atsiranda turbūt tokie dalykai kaip branda ir interesai, apie ką galime taip pat diskutuoti, kalbant apie sveikatą. Tačiau be abejo, svarbiausia atsakomybė yra pačio žmogaus, kuris rūpinasi, kuris investuoja į savo sveikatą, savo laiką ir rūpinasi ją. Rūpinasi, nes jau daug metų mes turbūt vėl visi žinom, pakartosiu, sveikatos formulė yra labai paprasta. Jis yra tiesiog elementari, galima sakyti. Kodėl klausimas tada kyla, ne visiems pavyksta rūpintis ją. Nes galima pasakyti, tai sveikata yra pirmiausiai geras poilsis, ar ne, balansas tarp poilsio ir darbo. Būtinai turi būti užimtumas ir poilsis. Tinkamas poilsis tai yra tinkamas miegas, jo trukmė, jo kokybė ir visa kita. Ir tiesa, dauguma mokslinių tyrimų rodo, kad dabar jau šis sveikatos elementas eina į pirmą vietą. Jeigu anksčiau mes kalbėdavom apie mitybą, būtent balansas tarp užimtumo darbo ir poilsio. Jeigu anksčiau darboholizmas buvo laikomas vertybė, tai dabar tai yra ne tai, kad nėra vertybė, tai yra daugiau turbūt problema, kurią reikia spręsti. Tokia, ne, savo... Taip, visiškai taip, nes tai nėra į sveikatą. Kaip ir, sakykime, profesionalus sportas nėra lygus sveikata. Ir taip pat čia gali būti įvairių problemų. Taigi, poilsis, antras – mityba. Visiškai subalansuota mityba su tiek kilokalorijų, kiek gaunam, ir tiek išeikvojam. Tai čia tada iš karto prie šito prisideda ir fizinis aktyvumas. Tinkamas fizinis aktyvumas. Bet jau trečias tada būtų. Taip, trečias elementas. Ketvirtas elementas – psichikos sveikata, atsparumas stresui ir žalingų įpročių vengimas, nebuvimas. Na, prie žalingų įpročių galima priskirti visas įmanomas priklausomybės, kurios sukelia problemą. Na, tai yra tas atsiradęs liguistas poreikis vartoti kažkokią vieną medžiagą arba vieną veiksmą, kuris... Aš noriu klausti, kaip tik, nes tavose medžiagos, tai viskas yra aišku, narkotinės medžiagos, alkoholis, sakykime, tabakas, viskas aišku, bet tada prasideda lošimai, tada į šitą patį daržą matyt atkeliauja lygiai taip pat, tada socialiniai tinklai, nes jeigu priklausomai jų formuojasi, asmenukės, nes kažkur esu skaitęs, kad irgi ten vos nebuvo pripažinta, kad... Na, tai, kas sukelia priklausomybę... Na, pavyzdžiui, net yra tokių rytesnių galbūt šiek tiek priklausomybių, kaip pavyzdžiui, priklausomybė ultravioletiniam spinduliam. Arba, nu čia jau rečiau būna, ar ne? Aišku, yra tokia priklausomybė maistui, nuo kurios mes tiesiog visi priklausom ir gyvenam tame. Cukrus prasideda, druska. Tačiau jeigu yra priklausomybė kažkokiai vienai medžiagai, čia kaip ir būna, kad kartais net per daug, nu, nekalbėsim apie, sakykime, kavas ar sakykime, net ir kokį nors vieną maistą, jeigu yra prioritizuojamas, na, pavyzdžiui, tas pats šokoladas gali kartais sukelti priklausomybę, bet ir kitas maistas, jis gali tiesiog perdozuojamas. Tai va čia tas bet kokio maisto, net ir pomidoro agurkų perdozavimas nėra gerai. Na, kaip ir vandens, jeigu išgerti iš karto 18 litrų, tai yra labai rizikinga sveikatai. Aš kažkur esu girdėjęs vieno profesoriaus, dabar jau nepasakysiu, kurios specialybės medikų buvo toksai pasakymas, kad klausimas yra ne tik tai ką, bet ir kiek. Ir sako, jeigu žmogus išgertų kibirą vandens ir kibirą vyno, abiem atvejais pabaiga bus vienoda, tik tai vienu atveju neigiamas pasekmės kepenim, kitu atveju inkstam. Čia irgi yra tas momentas, matyti, sakykime, kiekio, sakykime, kuris tada žmogus tiesiog labiausiai galbūt jį tada pasiema ir tiesiog susikoncentruoja į tam tikrą vieną, nežinau, produktą, medžiagą ir tada jau atsitraukti nuo to negali. Čia tada jau saiko neatsiranda, nebuvimas, matyti, ne? Tai va čia dar atsiranda, kalbant apie sveikatą, va tas angliškas žodis, ar ne, diversity, tai yra įvairovė. Įvairovė maiste, įvairovė fizinio aktyvumo. Tiesa, kalbant apie fizinį aktyvumą, tai vėl labai viskas paprasta. Pasaulio sveikatos organizacijos puikiausios yra gairės pagal amžiaus grupės. Atskirai yra iki 1 metų, net yra dabar rekomendacijos, koks fizinis aktyvumas būtent naujagimiams kūdikiams, vėliau iki 5 metų, koks turėtų būti vaikų fizinis aktyvumas, toliau pagal amžiaus grupės viskas subalansuotai pasiūlyta, tai yra
labai svarbu, kad tai būtų tiek kardio treniruotės ar ne, tiek, kad tai būtų jėgos treniruotės. Jėgos tai aišku nebūtinai svorio kilnojimas, savo kūnų, bet lavinimas, raumenyno ir atrodo vėl čia tiek daug atrasta, bet vis naujų atsiranda įvairių dalykų. Bet vis žiūrėkit, ką aš girdžiu. Metodikų turim daug, sprendimų turime daug, visko turim daug, ne? Bet iš medikų pastoviai girdim, kad rasti sąmoningą pacientą, nu dabar gal jau geriau, bet prieš kokių 10 metų tikrai problema buvo, dabar jau daugiau žmonių ir sportuoja, tik tai vėlgi kai kurie pasineša į tą kraštutinumą ir ten jau sportas, sakykime, eina tikrai ne į sveikatą, bet, nu, nėra to Bet subalansavimo. tokių nėra daug, čia Nėra tik apie daug, ane? 10% nuo sportuojančių. Supratau. Kurie Nes, yra- žinot, kas yra labai svarbu, tiesiog suprasti, kad jeigu mes turim tiek visokių įrankių, kiek mūsų visuomenė pirmą žino apie juos, kiek jinai turi įgūdžių tą dalyką pritaikyti ir kiek jinai yra užnorinta tą dalyką daryti. Nu, tai yra, nes vis tiek, aš galiu daug žinot, kad mes nekartą diskutavom apie rūkančiuosius. 90% netgi daugiau žino, kad rūkimas yra blogai. Meta iš jų porą procentų ir tas skaičius jisai labai taip lėtai mažėja. Nors visi pripažįsta, kad tai problema ilgalaikė, pasekmės atsiranda. Tai reiškia, kad žinių turi, netgi įgūdžių gali turėti. Ir sportuoti, ir mitybą kalibruoti ir panašiai. Nu, kaip ten sakoma, apie miegą, poilsį ir visą kitą, tai aš ir pats savo galiu sakyti, kad nuodėmė yra, nes subalansuoti būna labai sudėtingai, ypatingai su dabartinio gyvenimo tempu, bet kodėl tada visgi ne tai, kad nesuveikia, bet lėtai tas suveikia? Ar tai yra natūralu, normalu, ar visgi kažko trūksta? Valstybės įsitraukimo, švietimo, savimonės, atsakomybės už pasekmes. Kodėl visgi mes turėdami visą tą įrankių paletę, nu neturim to stebuklingų rezultatų šiandien čia pat ir dabar, kad žiūrėkit, visi sveiki, laimingi, faini, nuostabus ir eilių nėra, pacientai. Žinokit, aš iš tikrųjų tai yra čia tas elgsenos problema, atribucijos tokia klaida, taip vadinama, kai žmogus dažnai galvoja, nes kiekvienam sveikam veiksmui reikia pastangų. Net ir dantis valyti kiekvieną rytą reikia pastangų. Vis tik reikia prisiversti tai daryti. Turbūt, nu, tai nėra, kad kažkas su malonumu bėga ir laukia, kad bus tas momentas, kad aš tuoj valysiu dantis. Ne, čia tiesiog tai yra norma, kuri yra, negalim be to gyventi. Taip pat turėtų būti taip, kad negalim gyventi be to fizinio aktyvumo, tos pačios bent valandos aktyvumo per dieną, tų pačių, sakykime, 7000 žingsnių, kur atrodo visiškai, čia tas 10 nėra būtina, bet 7 reikia. Tačiau, žinokit, labai įdomu, jeigu pasižiūrėsim Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamą statistiką, pavyzdžiui, tas fizinis neaktyvumas, jis yra didžiulė problema, būtent tas nejudėjimas. Ir kas yra įdomu, mažiausiai juda Kuveitas. Tai yra aktyvių žmonių ten kažkur nuo 4 iki 10% tik tai sportuojančių. Tai yra, kurie nurodo, kad turi fizinį aktyvumą, tą, kur vadina fizinio aktyvumo. Uganda. 60% sportuojančių. Tai viskas ne Europa, kaip matot. Bendrai nuo 15 iki 30% žmonių tik tai yra fiziškai aktyvių. Nu, tame tarpe panaši statistika yra ir Lietuvos. Net yra Sveikatos apsaugos ministerija ir Švietimo ir mokslo ir sporto ministerija paskelbus vaikų duomenis įvairiais irgi pjūviais fizinio aktyvumo, kas sportuoja už mokyklos ribų. Tai tikrai tie skaičiai yra panašus, tik 23%, vėl priklausomai nuo metų, gal pasižiūrėsim, norisi tikėti, kad iki 30% tų, kurie turi papildomą fizinį aktyvumą. Visi kiti neaktyvus ir jeigu net pasižiūrėsim į mokyklas, tai turbūt labiausiai nemėgstama pamoka yra tas fizinis ugdymas. Ir aišku, čia, daug, čia kompleksiškai, turbūt nereikėtų tai koncentruotis, tačiau kaip ir rūkančių. Kodėl tas skaičius vėl išlieka toks pat, jeigu pasauliniu mastu, 30, kai kur net ir iki 50% rūkančiųjų kai kuriuose šalise, kai kur mažiau, bet vis tiek tas išlieka ir su visom priemonėm, su visais siekiais sumažinti šį skaičių, vis tiek mes išliekam tame pačiame lygyje. Tiesa, fizinio aktyvumo šitame kontekste norėčiau paminėti, mūsų vienas buvo toks projektas, tikrai puikus, Vanguard pavadinimas ir Wolverhamptono universitetas buvo pagrindinis, ten buvo
Prancūzija, Estija, čia angliškai bandau iš karto pagalvoti, Lietuva ir Graikija, tokios šalis. Tai vat, kokia buvo to projekto esmė? Integruoti į medikų rengimą, tai yra daugiau į gydytojų ir slaugytojų, kurie dirba pirminėme daugiau lygmeniai, bet ir visų kitų, konsultacijas fizinio aktyvumo klausimais. Ir mūsų yra parašta puikia medžiaga, kur fizinis aktyvumas rekomenduojamas priklausomai nuo pacientų būklės. Tai yra nėščiosioms, tai yra pacientams prieš operaciją ir po operacijos, tame tarpe suskirstytos minimaliai invazyvios operacijos ir stambios operacijos, širdies kraujagyslių sistemos, lėtinių obstrukcinių plaučių ligų atveju. Taip, ir būtent pritaikyta, tačiau gaunasi tokia situacija, kad pritaikomumas realus. Tai vat mes daugiausiai gal su Estijos partneriais kalbamės. Jis yra sunkiai integruojamas, sunkiai įgyvendinamas. Lietuvoje čia daugiau buvo orientuota į gyvensenos medicinos gydytojus ar į visus specialistus? Ne, čia buvo į medicinos gydytojus, ne gyvensenos medicinos, o tiesiog į gydytojus. Tai realiai to projekto rėmuose mums pavyko tik tai integruoti keletą paskaitų į tokias, medicinos programoje į slaugos pagrindus mes integravom, o slaugytojų čia dalyvavo tikrai daug kolegijų tame projekte. Tai kolegijos aktyviai įgyvendino, į slaugytojų rengimą. Kiek praktiškai, po to mes jau dabar neturim jokių duomenų, kiek praktiškai, slaugytojai vėliau ir gydytojai taikės to fizinio aktyvumo. O kaip jūs galvojat, kodėl taip yra? Nors, pavyzdžiui, tą, ką aš girdžiu, iš esmės, jeigu pacientas iš gydytojo arba iš slaugytojo, kaip į sveikatos priežiūros specialisto, plačiaja prasme, išgirsta tam tikras rekomendacijas, galbūt netgi sukuriamas yra algoritmas, kažkoks atsekamumas, kontroliniai aptarimai arba dar kažkas, nejaugi žmogus iš tiesų sakytų, ai, man to nereikia. Nes, pavyzdžiui, aš labai gerai prisimenu dar 22 metų tyrimus, mes prie rūkančiųjų grįžtam, kai virš 60% žmonių pasakė, kad jeigu tabako žalos mažinimo sprendimuose arba, metimų rūkyti procese kartu su jais aktyviai dalyvautų arba vaistininkas, arba gydytojas, šeimos, arba gyvensenos medicinos, arba netgi antrinio lygio gydytojai konsultantai, tikimybė, kad žmogus nuosekliau klausytų rekomendacijų ir darytų veiksmus prevencijai ir, žalos mažinimui, akivaizdžiai būtų, geresnis rezultatas. Ar visgi šitoj vietoj, tiesiog aš iš karto galvoju apie tai, kad vėlgi instrumentą gavom, įrankis yra, bet pamatuoti rezultatų dabar dar nematavote, ne? Ir neįmanoma bus pamatuoti, nes tai buvo tokia trumpalaikė injekcija, galima sakyti. Vieną injekciją gavo ne visą grupę ir integruoti į ilgalaikį perspektyvą mums nepavyko, nes visose programose, čia yra tokių tam tikrų interesų, nes programos, pavyzdžiui, tiek medicinos gydytojų, tiek slaugytojų priklauso nuo direktyvos 36, kuri jau 2 kartus yra adaptuota, 2024 metų paskutinė versija. Ir ten labai aiškiai nurodytos kompetencijos. Tai tose kompetencijose sveikos gyvensenos kaip ir nėra atskiros tokios. Ir čia jau gaunasi, kad visuomenės sveikatos gal specialistas turėtų labiau rūpintis, bet jis neina pas asmenį. Praktiškai tai yra tie specialistai, kurie dirba su duomenimis, su grupėmis, su bendruomenėmis. Čia tokia idėja. Grupinės terapijos, švietimas ir panašiai. Ir faktiškai tokio specialisto, kuris rūpintosi sveikatą, net ir gyvensenos medicinos specialistas, jis orientuotas labiau jau į tą prevenciją, kur reikalinga intervencija, kur reikia koreguoti, žmogų sugrąžinti į sveikatą, kuris dar neserga, bet jis jau yra ant tos ribos. Bet žiūrėkit, man toks paišosi portretas, vadinkime. Tai tas portretas panašus į savotišką tokį, gydytoją, medicinos specialistą, negaliu dar pasakyti, kokios jisai būtų, kompetencijos, ar tai yra gydytojas, ar tai yra išplėstinės praktikos slaugytojas ar slaugytojas, kuris turi pakankamą žinių bagažą ir kuris gali būti toksai
konsultantas brūkšnelis patarėjas žmogui, pacientui, suinteresuotam, kuriam kyla klausimų, ką ir kaip jam galbūt, tarkim, koreguoti, daryti, kai dar tikrai, kaip jūs sakote, nėra intervencijų, nėra ligų, bet kaip čia tas noras, kad kažkas dar šalia būtų ir taip patartų, kad, žinai, šiaip teisingai darai. Net parama palaikymas, sakykime, būtų toks. Nes čia tikrai ne visuomenės sveikatos dalykas. Visuomenės sveikatos dalykas, aš atėjau į bendrą grupę, paklausiau, padalyvau kažkokiuose užsiėmimuose, paskaitose, sakykime, ir panašiai. O čia toks jausmas atsiranda, kad norima yra individualizuoto požiūrio, tokios pagalbos didesnės, bet tai dar tikrai ne gydymas, ne intervencija, bet tai yra patarimai, kaip man teisingiau savo sveiką gyvenimą vairuoti, kažkas tokio, ne? Aš sakyčiau, mes kaip tik labai taip logiškai ir nuosekliai prieinam prie tos individualizuotos priežiūros, nes jinai dabar kaip mistinis žodis girdima, o ir dar norėčiau dar šiek tiek sugrįžti ir kai kalbėjot pasakyti dėl rūkymo, dėl, sakykime, kitų dalykų, tada mes su tą pačią problemą susidūrėm, kad jeigu sakytų ir tas specialistas padėtų mesti tą rūkymą, gal būtų paprasčiau. Tačiau susidūrėm su tokia problema, kad kiekvienas specialistas, jis siaurai žiūri, ir kalbant apie fizinį aktyvumą. Pavyzdžiui, pacientas eina operuotis, ar ne? Ir jam iš karto net yra ir pasakoma, sakykime, chirurgo, kad fizinį aktyvumą reikės riboti. Ir žmogus galvoja, gerai. Pavyzdžiui, anesteziologas pasakys, jums po operacijos, kad nebūtų kažkokių komplikacijų, jums reikia kuo greičiau pradėti vaikščioti, kvėpuoti pačiam ir sakykime... FMR'as tą patį pasakytų. Taip. Reabilitologas ateis pirmą dieną po operacijos ir pasakys, jūs pas mane atvyksit po tam tikro laiko, priklausomai nuo, sakykime, diagnozės, ir mes tada nuspręsim, kokia reabilitacija jums bus reikalinga. Ir tada žmogus girdi įvairią informaciją. Vienas sako, kad reikia riboti fizinį aktyvumą, kitas sako, kad reikia daugiau ten kvėpavimo pratimų, vaikščioti, dar kažką daryti. Ir jis tada pasimeta ir galvoja, ką man iš tikrųjų daryti. Tai, todėl, kad kiekvienas iš specialistų... Mano, kad, kadangi prieš tai aš nieko nedarysiu. Kiekvienas iš specialistų, visiškai tiesa, atsako už tam tikrą savo dalį, kurią jis mato, ir tai yra normalu, jie yra specialistai. Dėl to ir turėtų būti komandinis darbas. O ta individualizuota priežiūra, tai ir parodo, kad kiekvienas iš savo tos perspektyvos patarė pacientui vieną ar kitą ir tam tikrose, sakykime, fizinio aktyvumo klausimais neturėtų būti alternatyvos, ar man sportuoti ar nesportuoti. Visada turi būti fiziškai aktyvus. Bet grįžkim prie to jūsų labai gero pavyzdžio su klinikinė informacija, ne, ar skirtingais specialistais. Aš tai prezimuočiau, kad chirurgas, ko gero, sakydamas, kad mažinti fizinį krūvį arba aktyvumą, jisai tikrai turi omeny mintį, nekilnoti sunkumų, galbūt dar kažkas, nes reikėtų... Neapkrauti. Papildomai. Taip, būtent, kad vis tiek turėtų suaugti audiniai, ar kaulai, ar ten dar kažkas, sakykime, ištirpti siūlai ir panašiai. Bet jisai vienareikšmiškai neturi mintį, kad žmogus turėtų taip atsigulti į lovą ir 2 savaitės gulėti. Bet ką aš suprantu, kad kiekvienas komunikuoja iš savo pusės, o paslauga tai yra kompleksinė, nes tikslas visos šios paslaugos, kad po kuo trumpesnio laiko žmogus galėtų grįžti prie savo įprastinio, kasdienio gyvenimo, bet su ta intervencija, kuri buvo, pagerinti savo gyvenimo kokybę. Ir tada, vadinasi, iš esmės, kas vyksta, ką aš girdžiu, labai yra svarbus teisingas informavimas, kompleksinis požiūris į pacientą, kad ne kiekvieną savo dalį, o ten kaip nors po manęs ten susitvarkys, bet tas kompleksinis požiūris iš viršaus, toks sisteminis, bet ir pats pacientas tada turėtų būti pakankamai edukuotas. O čia yra sveikatos raštingumas. Va. Ir mes grįžtam vėl su jumis ratą padarėm tokį. Taip, nes sveikatos raštingumas, jis numato ne vien tik tai žinias, nes tikrai pacientai neturėtų turėti žinių apie visas įmanomas ligas. Na, pavyzdžiui, tikrai pacientui ir kai būna studentai, sakykime, slaugos specialybės, sugalvojo tokią temą, visuomenės ten narių žinios apie cukrinį diabetą. Aš tada klausiu, kokia čia mokslinė problema? Ar privalo visą populiaciją, sakykime, Lietuvos turėti žinių apie cukrinį diabetą? Labai abejoju. Arba išsėtinė sklerozė, sakykime. Ar tikrai? Ne. Mes turim orientuotis į tos žmonės, kuriems tai aktualu. Arba šeimos nariai, arba pacientai, kurie serga, arba specialistai. Arba asmenys, kurie yra linkę, nes, pavyzdžiui, šeimoje, tarkime, buvo taip, ne, tai sakau, šeimos paveldimumas ir panašiai. Taip, ta artima aplinka, kuris susiduria vienaip arba kitaip.
Taip, bet tų žinių nereikia. Bet sveikatos raštingumas ir nenumato, kad, sakykime, pacientas, kuris nėra medikas, slaugytojas, ten specialistas ar kineziterapeutas, ar ten dar kažkokios medicininės ar sveikatos mokslų profesijos atstovas, kad jis gebėtų kritiškai vertinti informaciją, kuri yra internete, kuri yra skaitoma, sakykime, kažkur kituose šaltiniuose, kurie praneša draugai, kaimynai, ir ją įvertinti. Nes dabar trūksta kritinio mąstymo. Mes labai dažnai pamatom kažkokią informaciją, sakykime, socialiniuose tinkluose, Facebook'e, pavyzdžiui, ar Instagram'e ir tikim, kad tai yra tiesa. Net jeigu, sakykime, tas asmo, kuris tą melagingą informaciją skleidžia, pradeda savo tą informaciją, kad moksliniais tyrimais įrodyta, tai mes visiškai tikim, kad jis sako tiesą. Mes tai yra didžioji dauguma žmonių ir jeigu dar koks nors patikimas draugas pasidalino, mums nusiunčia tą reelsą ir sako, kad, pasižiūrėk, čia yra tikrai apie sveikatą ir reikia tai daryti, viskas mes ir tikim. Ir tada atsiranda įvairių interpretacijų, kurios yra su sveikata gal mažiau turi bendro kažko. Tai tas sveikatos raštingumas numato, kad aš perskaitau ir aš gebu atskirti melagieną nuo tikrosios informacijos, kuri man gali būti naudinga. Nes ta tikra informacija, jeigu mes norim apie sveikatą žinoti, yra tik moksliniai šaltiniai. Moksliniai šaltiniai apsiriboja Web of Science duomenų bazė, kalbant apie sveikatą, tai yra PubMed, be abejo yra EBSCO, aš dabar nevardinsiu, nes jų yra daug. Taip, bet tai yra tiesiog up to date, dar kitos, kur yra labai aiškiai struktūruotai ir patikimai pateikta informacija. Visa kita, tai ypač dabar su dirbtiniu intelektu, tikrai labai daug melagenų, net ir prieš 2 dienas docentė daktarė Lina Zabulienė, tikrai žinoma puikiai endokrinologė, pamatė, kad jos yra sukurtas vaizdas, jos balsas ir visiškai melaginga, žalinga pacientams informacija yra platinama. Profesoriaus Kasulevičiaus istorija buvo panašiai irgi, ten buvo panaudotas jo atvaizdas ir iš tikrųjų buvo skleista tikros netitinkantį informaciją. Bet žiūrėkit, ką aš dabar irgi girdžiu, kad iš tikrųjų tas sveikatos raštingumas ir panašiai, daug dalykų, bet aš visgi grįžtu į pirminį tašką. Visos tos žinios, raštingumas yra žinios. Aš galvoju žinau. Turiu gebėjimų to taikyti, bet kodėl pacientas turėtų norėti tą dalyką daryti? Kodėl jam reikia dėti pastangas? Turi būti kažkoks motyvas. Tarkim, pavyzdžiui, nes yra krūvagi žmonių, sėdi, taip ir sako, viskas gyvenime yra blogai. Reikia kažką daryti. Ir viskas yra blogai. Bet kodėl jisai turėdamas žinių ir gebėjimų, vieni daro, kiti nedaro? Koks turi būti motyvas? Ar tokiu atveju žmogus turi galvoje tą supratimą, kad mano sveikata, mano šeimos sveikata, narių, vaikų, tėvų yra man vertybė. Ta prasme, nes man kartais atrodo, žinoma, čia ne visais atvejais, bet pasitaiko tokių epizodų, kada žmogus mėgaujasi savo lygomis, sakykime, savo tokia būkle, ir vietoj to, kad iš tikrųjų aktyviai dalyvauti savo sveikatoje, grįžti prie socialinio gyvenimo, greičiau grįžti į darbą, į, sakykime, pridėtinės vertės kūrimą, BVP prisidėjimą ir taip toliau ir panašiai, jisai sako, būsiu dabar 2 savaitės ar 2 mėnesius namuose. Klausimas tas, kas turi šitoj vietoj veikti, kad žmogus tikrai galvotų, kaip jam sugrįžti į tą aplinką. Čia vėl labai geras klausimas, nes mes čia dabar kalbam apie vidinį ir išorinę motivaciją. Apskritai motivacija gyventi. Čia galima pradėti nuo to, kad kokia yra gyvenimo prasmė, kodėl mes gyvenam. Bet čia yra svarbu. Taip, ir tikriausiai, turbūt vienas iš tokių lengviausių atsakymų ir greičiausių atsakymų, žmogus nori būti laimingas. Tiesiog ir vienam tai laimei užtenka, gal 2 mėnesius būti namuose, o kitam reikia pasiekti šiek tiek daugiau tam, kad būti laimingam. Ir sakykime, su sveikata susijusi laimė, jinai yra tikrai labai tampriai susijusi, nes mes labai pajuntam, kai būna sveikatos problema, nors ir trumpalaikė. Sakykime, virusinė infekcija, kuri sutrikdo savaitę mūsų, gal net trumpiau, jau tai yra sutrikdymas, tačiau
galima iš to vėl kažkokių ir teigiamų galbūt kartais Tai dalykų elementariausia atrasti. sloga, kai išmuša ir ten Taip. porą dienų nerandi savo vietos, nors lyg tai, kas čia tokio, nepakvėpuoji ten kurį laiką, bet iš tiesų. Tai virusai mums irgi pasako, kad gal reikia tam tikro poilsio. Mhm. Ir tikrai nieko pasaulyje negriūna dėl to, kad mes, sakykime, sirgom 2 ar 3 dienas tą slogą. Bet aišku, tas sugrįžimas. Kalbant apie žmonių nemotyvaciją, demotyvaciją, tai jau tam kiekvienas mes esam sukurti iš tikrųjų tą pridėtinę vertę mūsų valstybei, šeimai, mūsų artimai aplinkai kurti, nes kitaip neįmanoma išgyventi. Tačiau turim juk ištisinių kartų, jau net užaugintų kartų, kur gyvena iš pašalpos. Tai va čia ta šeimos jau motyvacija yra tokia, kad jau mano močiutė gaudavo tik pašalpą ir nedirbo ir atrasdavo tų ligų, kurių galima. Tada liga tampa tarsi tokių skydų tam tikrų. Aš nuo tos visos realybės atsitraukiu ir man neįdomu. Atsiriboja, ne? Taip. Ir aišku, iš prigimties žmogus ne visi yra aktyvus. Aktyvių žmonių yra kažkur apie 20%, kurie bet kokiu atveju nenorės sirgti, nenorės 2 mėnesius daryti nieko. Ir jie tiesiog aktyviai eis ir kažką darys. Jie aktyviai kūrė pridėtinę vertę, bet tai yra, jau mes einam dabar vėl į tą psichikos sveikatą, žmogaus psichologiją, kad tai yra vidinė motyvacija yra stipri, tai kaip sakau, apie 20% turi stiprią vidinę motyvaciją. Jie ir kūrė naujoves, atradimus įvairiausius. Tai yra tie žmonės, kuriems rūpi, kuriems tai patinka. 80% labai sėkmingai ir laimingai gyvena pagal tam tikras taisyklės, tam tikros visuomenės, tam tikros kultūros. Ir toj kultūriniai terpė jaučiasi saugiai, jeigu jie turi tam tikrą savo sistemą. Tai aišku, ir dalis yra vėl kažkur apie 10-15%, tų, kurie, apskritai, motyvaciją turi nukreiptą galbūt labiau į save. Tai iš to vėl atsiranda, tada grįžtami tos ir žalingi įpročiai, ir priklausomybės, nes kaip ir sveikam motyvuotam asmeniui, jam vis tiek arba jis sistemiškai turi kurti tą pridėtinę vertę, arba iš vidaus vidinės motyvacijos, jis vis tiek norės kurti tą vertę. Taip, nes vis tiek taip, sakykime, kad jeigu žmogus susirgo ir jis iš karto atsiriboja nuo visuomenės, taip nebūna. Jis vis tiek egzistuoja toj pačioj visuomenėje. Covidas mus privertė atsiriboti. Labiausiai nukentėjo vaikai, kurie buvo izoliuoti ir kaip tik jų socializacija sustojo. Socializacija, socialinis bendravimas ir ką aš dar matau, bent jau už bendravimą su medikais, kad būtent oftalmologinės sritis, tai yra akių lygos ir šiaip, sakykime, rega, tai yra tas sritis, kurį ganėtinai stipriai tokį gavo smūgį, būtent tas nuotolinis, sakykime, mokymasis tam tikrą laiką, dar to labiau vis tiek tai yra formuojasi, sakykime, akys ir taip toliau, papildomas krūvis, tai čia dar, manau, mes šitas pasiekmes pamatysime po tam tikro laikotarpio. Čia vėl globalizacijos kontekste mes dabar perėjome tą laikotarpį, kad dalis mūsų gyvenimo vyksta nuotoliu ir, sakykime, suaugęs žmogus jis pakankamai lengvai adaptuojasi. O vaikai vėl, kai jie pakliuvo į tą laikotarpį, kai vystosi dar jų socializacija, kai jie tos ryšius numato, ir jie dabar labiau net pageidauja nuotoliu, nes labai daug yra vaikų, kurie neeina, sakykime, į lauką, į gamtą, neieško kažkokių draugysčių už interneto ribų. Jie dažniau susiranda, sakykime, ir draugus kartais internete, kas gali būti pavojinga, be abejo. Čia galbūt visai kita atskira būtų problema, apie kurią galima diskutuoti. Tačiau net jeigu išeisim, sakykime, į gatvę, ir pamėginkit pakelti akis ir pasižiūrėti į žmonės, kurie vaikšto. Prekybos centruose, tiesiog gatvėje. Jie nežiūri, jie nemato kitų. Tiesiog kiekvienas eina, greitai skuba, jis turi tikslą iš taško A į tašką B ir jis nepamato aplinkui to viso pasaulio. Čia irgi sveikatos dalis tam tikra, nes mes pradedam nebematyti žmonių, kurie yra šalia mūsų. Ir vaikams tas yra taip pat, pradeda nebežinoti net su ko vienoj klasėje mokosi, nes bendravimo tos ribos atsiranda vis mažesnės. Pasaulis pradeda užsidaryti savo bendravimo tokiuose, sakykime, tinkluose. tą patį galiu pasakyti ir apie mokslininkus, nes, pavyzdžiui, į mokslinius projektus ir mes dabar einam tik tai
asmeninių santykių rekomendacijų dėka. Nes jeigu, pavyzdžiui, man kažkas parašo laišką ir aš nepažįstu elektroninio pašto, nepažįstu žmogaus, niekas nerekomendavo, aš nereaguoju tokį laišką, nes aš jau suprantu, kad tai gali būti vėl kažkokia melagiena, taip, bandymas sukčiai pasinaudoti. kažkokie ir Taip. panašiai. Taip. Ir aš nereaguoju. Ir man yra buvę, kad nereaguoju, o po to pamatai, ne, čia su rekomendacija. Ir tada staigiai buvau prisižadėjus, bus pranešimas, dar ir kažką padarai. Tai vat, sakykime, mes jau dabar ribojam tą savo srautą bendravimą. Bet mes vat, po truputėlį vat, viso šitą diskusijai vis kylam su jumis taip, vat, vis kylam ir aš dabar jaučiu, kad vat, tu atsirėmė į tas lubas, kur yra lubos žmogaus. O vat dabar, kai mes tas lubas pramušim ir išeisim į kitą lygį, kur bus grindys, ten bus jau valstybės grindys, kur mūsų daug tų žmonių, nes iš mūsų formuojasi valstybė. O kaip valstybės dalyvavimas visame tame? Vat būtent tame požiūryje, tarkime, toje vertybių saugojime, politikos formavime. Nes šitoj vietoj natūraliai mes visi puikiai suprantam, kad nei vienas, nei du žmonės, nei 50 jų kažkokio tokio kardinalaus pokyčio nepadarytų. Ir vis tiek, jeigu mes kalbam, kad mes turim puoselėti sveikatą kaip vertybę, tai vis tiek ir valstybės kryptis turėtų būti ne tik tai popieriuje, bet ir praktiniam darbe į tą pačią pusę. Visiškai. Ir čia labai labai teisingas požiūris. Pirmiausiai, visi politikai, visi nepriklausomai, ar jie sveikatos apsaugos ministerija labiau, sakykime, rūpinasi ar ne, ar kita, turi suvokti, kad sveikata tai yra skėtinė savoka, kuri apima visus sektorius. Nes sveikata susijusi su asmeniu ir visa populiacija, išgyvenamumu net visos, sakykime, šitos kartos žmonių, kurie gyvena įvairiais sluoksniais. Samas vis tiek daugiau rūpinasi, aš taip leisiu savo galbūt pasakyti, labiau klinikinė aplinka. Bet, pavyzdžiui, švietimo mokslo sporto ministerija, jos dalis yra būtent tos švietimo procesos. Prisimenu, prieš gerą 10 metį mes bendravom su ugdymo įstaigom, kalbėdami apie savirūpos procesą. Tai yra tuomet, kai ugdymo įstaigose vaikam, sergantiem lėtiniam ligom, turėjo būti sudarytos sąlygos ar vaistų susileisti, tarkim, pavyzdžiui, kaip, sakykime, hemofilikam. Ar, tarkime, kurie serga cukriniu diabetu, ten, sakykime, jutiklius pasikeisti ir panašiai. Ir didžioji dalis net nežinojo, kad yra bendras įsakymas SAMO ir švietimo sporto ministerijos, tuomet tai buvo tiesiog švietimo mokslo ministerija, kaip tą procesą organizuoti. Nors jisai realiai jau veikia ir pakankamai nemažai metų. Supranti, kad SADMO sritis, jinai tiesiogiai taip pat su to susiję, nes sodros išmokos, kurios susijusios su liga ir nedarbingumu, tai yra tiesioginė pasekmė to, ką mes turime dėl sveikatos. Mes dabar diskutuojam labai daug krašto apsaugos temoje, būtent ryšium su dabartiniais geopolitiniais pokyčiais ir situacija. Bet tu gali turėti aibę įrangos, puikių dronų, daugelį apsaugų, bet jeigu nebus sveikos visuomenės, kuri pirmiausiai norės ginti savo šalį dėl savo gyvenimo kokybės ir lygio, tai tu neturėsi kas tą padarytų. Tiesiog dėl sveikatos dalių. Ir čia taip matyt galima jau eiti gilin į kiekvieną ministeriją. Visos sritis tai yra apie sveikatą. Bet kol nėra tos brandos ir kompetencijos pačių, sakykime, žmonių ir institucijų, tol mes matysim tą takoskyrą, kai atrodo, kad čia yra nesvarbu. Pavyzdžiui, galbūt yra svarbiau investuoti ir pataisyti kelią, bet nesuvokiama, kad tas kelias pataisytas irgi dėl sveikatos. Kad žmogus nepatirtų traumos ar automobilių, ar nugriudamas į kokią duobę. Tai vat būtent tas yra dėl gerovės. Arba kad GMP reanimabilis greičiau davažiuotų ir atvažiuotų po to, kad iš tikrųjų, sakykime, būtų infrastruktūra užtikrinta. Nes viskas yra susiję. Ir taip jau, jeigu pasižiūrėsim į mūsų visą gyvenimą, jis visas apie sveikatą. Bet žiūrėkit, pavyzdžiui, kalbant dabar apie valstybės strategiją, ne? Kaip jūs galvojat, ar dabartiniu metu praktinėme lygmenyje mes valstybės mastu turim visgi tą požiūrį, ar jo neturim, ar jis tik tai formuojasi, apie tai, kad mūsų sveikata iš tiesų yra socioekonominė vertybė. Nes kad teisės aktų mes tikrai turime, mes užsiaiškinom, tarptautinio dokumentų taip pat, supratimo taipogi jau turim ir dalis visuomenės pas mus tikrai labai aktyviai tą propaguoja, bet ar galima kažkokį bendrą vardiklį pasakyti, žinot, turim arba
susiformavom ir dabar dar kelias ateityje. Koks dabar status quo šitoje vietoje? Labai, aš manau, priklauso vėl nuo vyriausybės programos. Ar tai yra, nes sveikata yra socioekonominė vertybė. Kuo daugiau bus sveikų žmonių, tuo ekonomika šalies yra aukštesnė. Čia yra tiesioginis. Ir jau čia šitas moksliškai įrodytas ryšys praktiškai per daugelį tyrimų ir per daugelį įvairių šalių nagrinėjamos tos informacijos sveikatos rodikliai turi tiesioginį ryšį su ekonomika. Tai va čia kalbant, nes sveikata ir socialiniai aspektai, jie taip pat yra labai tampriai, sunku net atskirti, ar ne, kur čia yra, sakykime, socialinė, kur atskirai sveikatos. Net nėra tokio atskirimo, bet kad ekonominis aspektas čia yra vienas iš svarbiausių ir vienas iš rodiklių, tai yra faktas. Net ir ta pati, sakykime, na dabar nedraugiška Kinija, jie turėjo tą labai stiprų šuolį, būtent ekonomikos srityje, tai tas pats šuolis įvyko sveikatos srityje. Kitaip tariant, kai tu pradedi kelti sveikatos raštingumą, žmonių motyvaciją, jų įsitraukimą į savo sveiką gyvenimą, keli medicinos lygį, individualizuoji paslaugų teikimą, labiau įtraukia įveiklinį pacientą į procesą ir daugiau padarai prioritizaciją prevencijos programų, profilaktikos ir taip toliau, ekonomika pradeda kilti. Be abejo. Bet tada tokiu atveju, iš esmės, ko aš pasigendu šiandien, bent jau Lietuvos kontekstu, aš pasigendu labai didelių, rimtų investicijų į pacientų edukaciją nevyriausybinių organizacijų rankom. Mes turim visuomenės sveikatos stiprinimo fondą, bet jisai visą gyvenimą buvo nukreiptas į priklausomybės, psichikos sveikatą ir iš dalies mokslą ir švietimą. Bet pavyzdžiui, taip, kad kalbėti apie tokias fundamentales vertybės, nepamenu, gal iš tikrųjų kažkas ir buvo, bet kažkaip neteko susidurti su tuo. Tai va čia labai, aišku, geras pavyzdys politinis, nes vis tiek politika formuoja asmenybės ir asmenys. Ir šiuo atveju tai, ką jūs pasakėt, tai tas dėmesys priklausomybėms atsirado taip pat, kai atėjo tam tikras ministras, kuriam rūpėjo priklausomybės. Ir jeigu mes pasižiūrėsim pagal tikrai įvairių, kai kurie ministrai, kurie ateina be išankstinių kažkokių nuostatų vienai ar kitai sveikatos sričiai, mes nematysim tokio ryškių pokyčių. Ypatingai ten, kur yra, sakykime, ne medikai, kurie labiau galbūt ateina iš kitų sektorių, tai ten vėl tada jau reikia ieškoti tarp kitų politinių, sakykime, asmenų, kurie gali tą įtaką padaryti. Gerąją, blogąją, nesakyčiau prasme, bet kažkiek. Ir labai aiškiai, kaip ir sakiau, kad kai ateina ministras, kuriam priklausomybės, tada mes turim finansavimą nukreiptą į alkoholio prevenciją, į kitų priklausomybių prevenciją. Kai ministrui rūpi galbūt kitas aspektas labiau, tai turim kitą. Dabar, sakykime, vyriausybė ateina su tokiu šūkiu sumažinkim eiles, tai dabar ir girdim tą tokią komunikaciją, kad viskas eina į paslaugų prieinamumą, eilių mažinimą. Na, dabar apie santykius tarp privataus ir viešojo sektoriaus, taip pat, ko realiai anksčiau nebuvo. Taip jau, bent nekomunikuojama. Problemos egzistavo visada, bet komunikuojama buvo galbūt kitaip. Komunikuojama buvo iš kitos pozicijos. Dabar šiek tiek pasigendu, kad būtų apie visuomenės sveikatą, sakykime, komunikuojama daug, kad ją reikia stiprinti, labiau kažkaip orientuota į sveikatos apsaugos sistemą, tai yra sveikatos priežiūros jau įstaigas ir jų efektyvumo gerinimą. Bet grįžkime visgi tada prie mūsų temos. Tai kaip ir suprantam, sveikata yra socioekonominė vertybė. Kaip galvojat, kokie gali būti, 3 žingsniai arba 3 patarimai, tarkim, artimiausiam 5 mečių, nes puikiai suprantam, čia pokyčiai nevyksta per dieną arba per metus, kurie gali iš tikrųjų maksimaliai priartinti tas fundamentalius dokumentus ir tikslus prie realus praktinio gyvenimo, kad tikrai sveikata Lietuvoje būtų socioekonominė vertybė.
ta prasme, trys trumpalaikiai tokie, kaip ir būtų žingsniai, ar ilgalaikiai. Nes jeigu ilgalaikiai, O pabandom ir tuos padėlioti. jeigu ilgalaikiai, tai aš kaip labai teigiamą tokį dalyką vertinčiau gyvenimo įgūdžių programos atsiradimą ir pritaikomumą būtent nuo iki mokyklinio ugdymo ir mokyklinėme visam ugdyme. Tik tai aišku, čia kyla klausimas dėl efektyvumo, nes labai skirtingas efektyvumas šios programos taikymo ir čia vėl tas pats žmogiškasis faktorius. Ten, kur yra mokytojai patys dega šitomis žiniomis, tai aišku, tai bus efektyvu. Ten, kur mokytojai šiek tiek apdairiau žiūri į realizavimą šitos pamokos, ten rezultatai gali būti mažesni. Bet ilgalaikiai perspektyvoj, tai iš tikrųjų, nes jeigu pasižiūrėti tą programą, kad vaikai nuo 1 klasės jau geba ir žino, kas yra greitoji pagalba, pirmoji pagalba, įvykus tam tikram įvykiui ir kaip reikia elgtis, kas yra svarbiausia, kad ne tai, kad pirmoji pagalba suvokiama ne vien tik tai, kad mes gebam atlikti, pavyzdžiui, gaivinimą, o kad nepasimetam. Svarbiausiai nepasimesti. Ir kai nėra pasimetimo, tada tas gaivinimas gali būti sėkmingas. O kai mes pamatėm žmogus miršta, ir visi bėgam pasislėpti ir pamiršti, kad mes matėm tokie įvykiai. Tai va, čia yra neraštingumas, ar ne, sakykime, vėl sveikatos tos pačios. Tai va, čia tik pavyzdys, nes ten yra daugiau aspektų. Yra socioemocinis aspektas labai stiprus, kad būtent parama, pagalba, gebėjimas pasakyti ne, atpažinimas, sakykime, rizikingo elgesio, savo elgesio koregavimas. Ir tikrai yra labai daug aspektų, tai vat kas investicija į vaikus. Ne vien tik šita programa, bet programa, taip, šita ir kitos programos, patyčių prevencijos. Į vaikų, sakykim taip, švietimo, edukacija plačiaja prasme, kalbant apie sveikatą, kaip tą savoką suformavo PSO, paprastai tariant. Taip. Ir į vaikų parengimą laimingam gyvenimui. Ne akcentas į matematikos egzaminą, nes vaikai dabar iš tikrųjų labai daug stresuoja. Dėl egzaminų. Kas realiai, vat mes suaugę žmonės, mes suprantam, kad tai nebuvo taip reikšminga, bet, pavyzdžiui, aš irgi prisimenu tą stresą egzaminų ir savo gyvenime, bet jis neturėtų būti, galbūt jis turėtų būti labiau teigiamas negu neigiamas. Dabar turi daug neigiamų pasiekmių. Tai vadinasi, pirmą mes turime vaikai. Investicija į vaikus. Antras tai turėtų sveikata iš tikrųjų būti suvokiama, pirmiausiai turbūt išrinktųjų, tai yra politikų, suvokiama kaip, ne tiesiog kaip sveikatos priežiūros sistema. Ta prasme, sveikata nėra ligų poliklinika ar ligoninė. Kad sveikata tai yra viskas, kas globaliau ir fundamentaliau. Kas aplinkui mus sieja. Tai yra tinkama aplinka. Sveikata tai yra gėlis aplinkui mus, ar ne? Tai yra patogi kėdė. Tai yra nežalojimas vėl, sakykime, mūsų stuburo ir visų kitų dalykų, ergonomika. Kad smarvės nebūtų ore. Taip, aplinkosauga. Tai čia yra labai svarbus aspektas. Tai vat suvokimas politikų ir tada visos visuomenės ir vėl komunikacija įvairiais kanalais. Kad sveikata tai nėra ligoninė. Sveikata tai yra mūsų gyvenimo būdas ir mūsų laimingas gyvenimas. Tai vat vėl grįžimas prie tos sveikatos formulės. Taip, kad tai yra tinkama mityba, skanus maistas iš to regiono, kur mes gyvenam. Čia vėl įrodyta irgi yra ir projektas. Čia profesorius Stukas labai daug apie tai kalba. Tai apie ropę labai užsimena, kuri visai nepamiršta tokia daržovė ant mūsų stalo. Tai va tiesiog ta subalansuota mityba, tai yra laiminga šeima, tai yra pagarba šeimoje, pagarba, ko mes dabar labai tikrai pasigendam, pagarbos aspektas. Nes kai kalbam apie patyčių prevenciją mokyklose ir matom patyčios kasdieniam gyvenime, ir socialiniuose tinkluose, ir žiniasklaidoje, ir kitur, tada tampa šiek tiek liūdna. Bet čia ta psichosomatinė dalis būtent tos sveikatos. Tai vat, sakykime, antras dalykas, sveikatos įtraukimas į visus aplinkosauga, krašto apsauga, į visas 4, sakykime, ministerijas, kultūros ministerija, viskas yra apie sveikatą. Čia ko gero daugiau jau bus, nes mes jau ir aplinkosauga palygėm šiai. Socialinė, visa kita, taip. Ir trečias? Ir trečias tai asmeninė atsakomybė kiekvieno asmens už savo ir savo artimo tinklo sveikatą. Tai yra ta būtent savirūpa, apie kurią jau šiandien irgi minėjot. Savirūpa, tai kai aš rūpinuosi savimi, savo šeima, savo bendruomenė, draugais, tais asmenimis, kurios aš dažnai matau savo darbo vietoje, tinkama aplinka. Tai yra
jeigu aš matau, kad kažkas yra galbūt sveikatai žalinga, tai aš moku atpažinti tos ženklus, aš pranešu savo kolegoms, šeimai, darbuotojams, kitiems ir mes koriguojam šitą dalyką. Tai va šitą asmeninė atsakomybė ir sveikatos raštingumo didinimas. Tai kitaip tariant, 3 tokie fundamentalūs dalykai. Investicija į vaikus, tai reiškia teisingo prado formavimas, politinė aplinka, platesnio mąstymo, gilesnio supratimo ir tokio, nesakyčiau, nesiauro, o kaip tik atvirkščiai plataus požiūrio ir asmeninė atsakomybė kiekvieno individo. Tai čia yra va tokie 3 fundamentalūs dalykai, kurie iš esmės, nežinau, norėtųsi tikėti, kad po 5 metų mūsų atvestų. Taip, ir aš noriu prie asmens atsakomybės dar pasakyti, kad neturėtų asmens atsakomybė, tai nėra apie tai, kad aš susirgsiu ir va iš tikrųjų man turi ligoniniai greitai. Net ir apie tai greitai patekti turiu pas gydytoją ir man čia greitai viskas turi įvykti. Tai tu turi suvokti, kad tavo siekis yra nesusirgti kaip tik ir būti laimingam ir visiems kitiems padėti. Aišku, jau būna įvairios lygos, tai tada jau kitas klausimas, kaip ta sistema funkcionuoja. Bet ne sistema padaro mus sveikais, o būtent mūsų gyvensena, mūsų gyvenimo būdo pasirinkimas, kaip mes gyvenam. Tai va apie tai, kaip mes gyvenam ir pabandykime apibendrinti. Investuojam į vaikus, mokom ir formuojam jų įpročius, įgūdžius ir suvokimą, kas yra jų sveikata. Kaip šiandien išgirdom, sveikata yra laimė. Ir sveikata nėra lygus sveikatos sistemai. Politikai ir sprendimų priėmėjai, tai reiškia institucijos, politikos formuotojai, tai yra tie, nuo kurių priklauso sistemos sukonstravimas, švietimas, finansavimas ir paslaugų prieinamumas. Ir trečia, kiekvienas mūsų. Žmogus, asmenybė, pacientas. Atsakomybė už save, savo artimai, savo vaiką, savo tėvus, savo kolegas, už tai, kad visi kartu kurtumėm atsakingai tą sveikatos sistemą. Ir tada tikrai pamatysime, kad mūsų sveikata yra ne tai, kad bus ar kažkada bus, o yra socioekonominė vertybė. Vertybė, kuri padarys tvarę ir stabilią valstybę. Ačiū Jums, likite su mumis.